Sekmadienį Lietuvos žmonės išrinko Lietuvos Respublikos prezidentą ir atstovus į Europos parlamentą. Prezidentu buvo perrinkta dabartinė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Už socialdemokratų partijos atstovą Zigmantą Balčytį pasitikėjimą išreiškė beveik 500 000 Lietuvos piliečių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems Lietuvos žmonėms, kurie aktyviai dalyvavo tiek prezidento rinkimuose, tiek Europos parlamento rinkimuose ir manau, kad buvo savotiškai pasiektas rekordas, jeigu kalbėti apie Europarlamento rinkimus. Pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo tradicinių partijų atstovas, mūsų kolega, bičiulis Zigmantas Balčytis išėjo į antrąjį turą. Aš norėčiau šiandien pasidžiaugti, kad mūsų kandidatas Zigmantas Balčytis tiek pirmajame, tiek antrajame prezidentų rinkimų ture pasirodė sėkmingai. Ir sveikinu ir tikrai jį kaip aktyviai dalyvavusi rinkiminės kampanijos metu ir manau, kad tie pasiekti rezultatai yra labai geri ir taip pat buvo galimybė ir tiesiog išreikšti mūsų partijos socialdemokratinės vertybės. Taip pat, naudodamas progą, norėčiau dar kartą pasveikinti išrinktą mūsų Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Džiugu, kad koalicijos partneriai išlaikė tvirtas pozicijas ir manau, kad persvara Europos parlamente gana yra aiški, beveik surinkta 50% rinkėjų balsų ir taip pat mandatų skaičius yra 6. Socialdemokratai 31 savivaldybėje Europos parlamento rinkimus laimėjo, bet blogesni rezultatai buvo didžiuosiuose miestuose. Tikrai mes turėjome šiek tiek kitokį tikslą, 3-4 vietas, bet manau, kad ir karštas oras irgi taip pat prisidėjo ir taip pat, kad mūsų kai kurie rinkėjai, kurie turėjo ateiti į šitos rinkimus, ko gero jie netėjo ir tas lankomumas buvo žymiai mažesnis. Ir taip ir mūsų taip pat partijos turbūt yra vienas iš didžiausių problemų, kad didieji miestai, ne tik tais Europos parlamento rinkimuose, bet ir prezidento rinkimuose taip pat, kaip žinome, jų rezultatai buvo prastesni, kas ir nulėmė galbūt ir galutinius rezultatus. Kalbėdamas apie Europos parlamento rinkimų rezultatus, kuriuos mes analizuosime artimiausiu metu, darysime tam tikras išvadas iš šių pamokų, pasakyti, kad aš kaip štabo vadovas truputį kitaip skaičiavau, įsivaizdavau, aš nemaniau, kad tokią įtaką turės prezidentės Grybauskaitės rėmimas konservatorių ir liberalų sąrašai. Nes realiai matyti tie žmonės, kurie balsavo už prezidentę, balsavo dažniausiai ir už tuos sąrašus. Ir iš čia atsirado opozicijos papildomi balsai, kurie tuos mūsų planus šiek tiek ir pakeitė. Aš vis labiau su kiekvienais rinkimais nusivyliu mūsų sociologais. Ir jeigu kalbėti apie mūsų sociologų prognozes, tai jos ne tai, kad nepasitvirtino kaip įprasta vakaruose, ten gali būti paklaida 1-2 procentų, kur yra labai griežti reikalavimai, man pačiam teko stebėti, pavyzdžiui, rinkimus Anglijoje. Tai, aišku, mūsų sociologinės kompanijos tikrai visos netektų licencijų. Ir kas yra blogiausia, tai žurnalistai, jūs galit komentuoti ir taip toliau, bet toks įspūdis, kad mūsų sociologai tampa rinkimų kampanijų dalyviais, o ne sociologais. Jie iš tikrųjų turėtų stebėti procesą, pateikti kažkokius tai skaičius, bet dėja yra taip. Socialdemokratų atstovas į Lietuvos prezidentus Zigmantas Balčytis tarė nuoširdų ačiū kiekvienam Lietuvos gyventojui išreiškusiam pasitikėjimą. Naudodamasis progą noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms, kurie palaikė mane šitos rinkimuose, beveik 500 000 Lietuvos gyventojų. Ir aš manau, kad tas palaikymas man įkvėpia ateityje dar labiau būti aktyviam, ne tik tais Europoje, ne tik tai Briuselėje, bet ir čia Lietuvoje. Ir tą aš tikrai žadu. Ačiū.